Sveiki! Ir šiandien reidas nenukryps nuo savo repertuaro. Girti, kvaili, nelaimingi ir dėja tragiški įvykiai. Tai pagrindinės reido temos. Laidą pradėsime girtų siužetu iš Baltijos prospekto namo kiemo. Čia atbulas stumėsi girtas automobilio Volkswagen Passat vairuotojas ir užkliuvo už Volvo XC70 nosies. Na, šis švediško automobilių modelis yra ilgas, tad nenuostabu, kad užkliūta būtent už nosies. Volvo savininkė, drąsi moteris, pati sulaikė vairuotoją, o šis pasirodė girtas. 180. Labas vakaras, mielas ponė. Как дела у вас? Ponui Ivanui nustatytas vidutinis girtumo laipsnis 1,80 promilės alkoholio. Na, ką čia galima be pridurti? Net savame kieme turi vairuoti blaivus, nes užkliūsi už kaiminės mašinos nosies, o tai ne visiems patinka. Nepatinka ir mums tie girti siužetai laidoje. Todėl dabar bus blaivus siužetas. Aha, atspėkite ir pasvajokite. Ir šitas siužetas bus girtas. O rajonas tai tas pats, tik jo kraštas kitas. Avarija vyko prekybos centro automobilių stovėjimo aikštelėje Baltijos prospekte, kai susidūrė važiuojantį prieš metus pagamintą Opel Astra ir girto vairuotojo vairuojamas Peugeot. Kliuvo ir stovinčiam automobiliui Volvo. Avarija vyko, kai Opelio vairuotojas nepraleido kliūties iš dešinės, tai yra automobilio Peugeot. Bet štai šio vairuotojas tai girtas. O sakykit, tamsiai iš kurios pusės atvažiavot? Nes aš tai ką matau dabar, tai jūs nekaltas dėl avarijos esat? Iš čia mes esam, žinau, Danų kapitalą. Nes aš dabar matau, kad jūs nekaltas dėl avarijos kol kas esat. Taip, jūs turėjo praleisti. Bet aš važiavau, jisai mane trenkė. Taip, nes aš dabar matau. Buvo situacija tokia, aš lėtai važinėjau į aikštelę, pacanėliai stovėjo, sako, tu užgazavai ant greičio, wow, ir man per visą priekį. Aš čia žinai, kiek metų gyvenu, tai Debreceno gatvėje, ta aikštelė man čia Bet tai žinokit, šiaip tai... ir jis per visą priekį, ir praėjo. Bet šiaip tai kliūtį iš dešinės turėjo praleisti. Jūs turėjot praleisti. Peugeot vairuotojui nustatytas lengvas girtumo laipsnis 1,38 promilės alkoholio. Aikštelė tiesiog nusikalstamai neapšviesta, todėl ten dėl tų kryptinių rodiklių net neverta ginčytis. Jų ten naktį nėra, jos yra tik dieną. Tiksliau yra ir naktį, bet aikštelė tai neapšviesta, pamatyk, kad geras. Štai po šio advokatinio kalambūro leiskite kraustytis į kitą siužetą, kuris ar bus blaivus ar girtas, mes net nesakome. Patys pamatysite. Jis bus blaivus, bet apmaudus. Vieną lietingą pirmadienį apie 8 val. Ryto Klaipėdoje Liepų gatvėje susidūrė automobiliai Toyota ir BMW. Jauna Toyota vairuotojas suko į kairę ir nepraleido tiesiai važiuojančią BMW. Žodžiu, BMW vairuotojai truputį draugystės pritrūko, žinokit. Tokios avarijos vyksta Ne, čia greitis ne prie ko, žinokit, kaip bebūtų. Galbūt ir greičiau važiavo, bet čia ne prie ko. Tokios avarijos vyksta kitoje Klaipėdos vietoje, Šilutės ir Dubysos gatvės sankryžoje. 1:1. Ir čia taip pat. Tai dabar kitą kartą žinosit, o ne? Pažadino. Pažadino? Supratau. Na, situacija tokia, kaip pritrūksta draugiškumo. Čia draugystės ir abipusio supratimo reikalai. Tokios pačios avarijos vyksta ir jų bus toliau Šilutės plento ir Dubysos gatvės sankryžoje. 1:1. O jeigu tęsiant šio lietingo ryto temą, tai pro šalį važiavę žmonės į ligoninę išvežė 6-metį BMW keleivį ir jo mamą. Saugos diržai spūstelėjo krūtinės ir tiek. Ten, ligoninėje, kažkas kažko nemalonaus daugiau nerado, tad avarija paprasta, deklaracinė, neįskaitinė. Vieną pirmadienį apie 9 val. Ryto Klaipėdos policija gavo pranešimą, kad kelyje Šilutės link susidūrė 2 automobiliai. Vienas nulėkė nuo kelio, gali būti sužeistų žmonių. Įvykio vietą atskubėjo medikai ir policijos pareigūnai. Avarijos dalyvės moteris medikų pagalbos atsisakė. Avariją sukėlusi vairuotoja automobilyje vežė kibirą baltų dažų. Aišku, kad per tokią avariją jie ištiško mašinos salone. Ir nors vairuotoja kalbėjo sklandžiai, mes dėl suprantamų priežasčių sutarėme, kad nejuokinsime liaudės ir nerodysime veido. Šita mašina buvo asfalto spalvos, nu aš jos nepamačiau. Aš nepamačiau, kada jau baigėjau pervažiuoti kelią, atgrilėjau ant žvyrkelio, įvažiavau ir matau, jį atlėkė. Aš dar gazanu, bet jo nieko nebespėjau. Supratau. Jūs viena važiavo? Viena važiavau ir vadant. Nes keleiviai būtų liūdna buvę, žinokit, iš tikrųjų. Labai. Ir važiavote į sodus? Taip, čia vat mano sodybos yra. Supratau. Ir viskas. Ir visą... Bet vien todėl, kad nesimatė tiesiog dėl spalvos mašinos, taip? Tiesiog nemačiau aš juos. Aš taip galvoju, Supratau. Kaip aš galėjau nepamatyti, nes matot, tamsi tokie, o saulė, vat iš tos pusės, vat taip. Ir aš juos tikrai nemačiau.
Taigi Volkswagen Passat vairuotoja Ona išvažiuodama iš Šilutinės Lanko gatvės į Šilutės kelią nepraleido Jakų žiedo link važiavusio automobilio Audi 80 ir mašinos susidūrė. Avariją sukėlusi moteris pasidžiaugė, kad ryte į miestą nuvežusi anūkę dabar važiavo viena. Ta ją apakinusi saulė iš tiesų žiebė tiesiai į akis tiems, kurie atvažiuoja iš Lanko gatvės. Ir dar ta spalva tokia mašinų žemiška, susiliejanti su aplinka. Na, svaičiai čia galima daug. Tiesiog pasidžiaugime, kad per tokią avariją nėra sužeistų žmonių. Moteris užpildė eismo įvykių deklaracijas. Mašinas evakuatorius išvežė į metalo laužo supirktuvę ir tiek žinių iš Rimkų laukų. Matote ten tolumoje traukinuką? Tai štai, tas šilumvežis juda geležinkelio pervažos link, o tie tik šast vienas paskui kitą nelaukdami nieko. Ir tai dar ne viskas, žiūrėkite toliau. Iš priekio atvažiuoja Passatas. Senis apsižvalgė, ar policijos nėra, ir tas tik per bėgius makšt ir pervažiuoja jos degant raudonam semaforo signalui Tilžės gatvėje. Netrukus pamatysite vaizdelį, kuris tik įrodo, kad lauko žvėris yra ne visai protingas. Jis lekia, kur akis mato, o kas iš šono atvažiuoja, jam dzin. Ir tai dar ne viskas. Tai įvyko didelėme mieste, Naujojoje, Vilniuje. Jeigu tęsiant laukinės gamtos temą, tai pavyzdžiui važiuojant Nidos link nėra ko lenkti, visų kaip be galvos kertant ištisinės linijas. Nes vis tiek anksčiau ar vėliau privažiuosi postą. Ir koks skirtumas, pirmas ar antras tu ten privažiuosi prie to užtvaro, vis tiek mokėti pinigus reikės už įvažiavimą į Neringą. Klausykit, mėlieji šalutiniu keliu prie žiedo privažiuojantis. Jūs saugokite savo ir kitų sveikatą. Tai sakome jums tamsta, kuris užlindote Taikos ir Baltijos prospektų žiedinėje sankryžoje. Tai sakome ir jums šovusiam į Sentvario žiedą. Tai gerai, kad tamsta ne aplink žiedą važiavote, o teisinga linkme nukūrėte į dešinę. Arba dar apie žiedus. Įvažiuoti iš šalutinio kelio į judrę Baltijos ir Taikos prospektų žiedinę sankryžą ir kirsti per stabdžius, tai yra labiau negu keista. Klausyk žmogau ant virkos. Labai gerai, kad turi gražią kuprinę, bet tai nereiškia, kad gali štai taip šaudyti per centrinę miesto sankryžą, degant raudoniausiam šviesoforo signalui. Ir kitiems veikėjams norime pasakyti, mums nesvarbu, kad jūsų mašina labai morkava kabutėse. Tai nesuteikia jums teisės varyti per sankryžą, degant labai audrožėmiems šviesoforo signalams. Nes, pavažiavus kiek tolėliau, galite sutikti keistuolį vairuotoją su Saabu, kuris nežino, ko nori iš savęs, savo gyvenimo, ko nori iš kitų vairuotojų ir apskritai jis nežino, kaip vyksta eismas šioje Klaipėdos sankryžoje. Maklinėja po sankryžą pirmin, atgal, kol neatsiduria priešingoje eismo juostoje. Stok po velniais, va čia ir stovėk. O dabar savo ekranuose pamatysite tikrą kelių chuliganą. Nagi parodyk sūnaus savo valstybinius numerius. Štai taip. Tai yra vairavimas, už kurį drąsiai yra atimamas vairuotojo pažymėjimas. Ar ne taip, komisarė? Dabar jūsų ir mūsų dėmesio reklama, o po jos toliau laidoje matysite. Per siaubingą avariją prie Plungės žuvo visa ugniagesio šeima iš Radviliškio. Nufilmuota. Komunarų gatvėje dužo 3 automobiliai, lūžo medžiai. Aukščiausioje estakados vietoje paliktas sudaužytas Peugeot ir jūsų bei mūsų rubrika Tai ir dar daugiau jau po reklamos. Ačiū reklamos skyriui už savo žodį, na o dabar mūsų laikas eteryje. Antroji reido dalis. Spalio 1 dieną apie vidurdienį buvo pranešta, kad prie Kalotės apsivertė automobilis, o jame sužeisti žmonės. Atvykus policininkams paaiškėjo, kad Opelį važiavo viena moteris ir ji tomkart atrodo nenukentėjo. 42 palangiškė važiavo iš kurorto į Klaipėdą, užsisvajojo ir paskutiniu momentu pastebėjusi, kad jos automobilis per arti priekyje esančios mašinos, kad nesitrenktų, staigiai pasuko vairą ir mašina vertėsi. Vis dėlto tos pačios dienos vakarą į Klaipėdos ligoninę iš namų Palangoje pristatyta Klaipėdos vyriausiojo policijos komisariato valdymo organizavimo skyriaus specialistė, kuri daktarams paaiškino, kad tą pačią dieną apie 12 valandą Klaipėdos rajone ties Kalotės kaimu susižalojo eismo įvykių metu. Ji dėl galvos sumušimo bei kaklo patempimo gydoma namuose. Aną rytą prie Gindulių žalialapis Golfas sudužo į forto galą. Tas dar buvo atsirėmęs į kitą automobilį, bet apsižiūrėję vyrai nutarė, kad ten nieko baisaus nėra, tad liko tik 2 incidento dalyviai. Labas rytas. Gerai viskas? Nesužeistas? O tai tuo metu čia kamštis buvo, ar kas čia buvo? Formavosi kamštis. Prieš 8 čia viskas įvyko, ne? Prieš 8. Jūs stojot? Stojau. Ir smūgis į galą. Žalias lapas. Tai kiek čia, 2 mašinos ar 3? O, 3. Aha. Ir? Bet ten jokios žalos į priekį.
Kur jūs atsimušėt, nieko tokio. Tai liko 2 ir deklaracija, žodžiu, nesužeistų nėra. Supratau. Ačiū Jums. O tas berniukas vairavo tą golfą? Oi, tu berniuk. Taigi avarija įvyko formuojantis kamštukui, kai vieni lėtina greitį, stoja, o kiti tai ne. Avarija deklaracinė, tačiau tepalų skysčių šukių ant važiuojamosios kelio dalies palikti nevalia, todėl buvo iškviesti ugniagesiai gelbėtojai. Nevažiuok dabar. Nelysk. O humoristai. Visas kažkada buvo sustabdęs. Nu, Irgi ten važiavo gaisrininkai kelių valyti. Ne, pas mūsų kelių neval kelininkai gaisrininkai nevažiuoja. šie atvažiavo ir sutvarkė įvykio vietą, it kitų darbų neturėtų. Menasi, kad kadaise kažkokia firmelė buvo laimėjusi konkursėlį, idant po avarijų būtų sujungtos šukės, nuvalyta kelio danga ir taip toliau ir panašiai. Bet kadangi avarijos vietose jų taip niekas ir nematė, tai aplinkos tvarkymas gula ant ugniagesių pečių. Suprantama, kai jie skuba pjaustyti mašinų, gelbėti žmonių, bet snaiges karpyti ar rinkti į maišelius šiukšles, tai tikrai ne šių vyrų darbas. Na, mums taip regis ir tiek. Ohoho, vaikeli. Helix Ultra produktų serija. Kam tai yra skirta? Ohoho. Penktadienį apie 10 val. Pro šalį pravažiuojantys žmonės policijai pranešė, kad ant Jakų žiedinės sankryžos estakados sudužo automobilis. Aplink žmonių nėra ir jis trukdo eismui. Netrukus įvykio vietą atvykę policijos pareigūnai aukščiausioje Jakų žiedo estakados vietoje rado sudaužytą automobilį Peugeot. Automobilis atskriejo nuo Palangos, trenkėsi į atitvarus vienoje pusėje, ten iškrito variklis, akumuliatorius, po to atšokusi mašina atsidūrė kitoje kelio pusėje. Ant salone iššovusių oro pagalvių aptikta kraujo dėmių. Pagal prie vairo pritrauktą vairuotojo kėdę ir paliktus daiktus spėjama, kad mašiną vairavo moteriškė. Avariją patyręs automobilis priklauso 38 metų moteriai. Ji į telefono skambučius neatsakė. Tačiau vakare atsirado ir jai buvo surašytas protokolas už pasišalinimą iš įvykio vietos. Moteris teigia, kad po avarijos ji šiek tiek sutriko, sėdo į pro šalį pravažiuojantį džipą ir nuvažiavo savo keliais namo. Keistas ir džipisto elgesys kabutėse. Traumuota, nelaiminga moterį veža namo ir galvoja, kad čia viskas taip tykiai baigsis. Aišku, kad baigsis, bet teisme. Ir šią įvykio vietą sutvarkė ugniagesiai gelbėtojai, it kitų darbų svarbesnių jie neturėtų. Tuo pačiu metu Klaipėdoje Komunarų gatvėje susidūrė 2 automobiliai. Po to buvo nulaužtas medis, kuris užvirto ant stovinčio automobilio. O automobilio Hyundai Santa Fe vairuotojas, sukdamas į stovėjimo vietą, nepamatė, kad dešinę kelio pusę važiuoja automobilis BMW. Susidūrus mašinams, BMW pakeitė važiavimo kryptį ir nukirto liepą, kuri užvirto ant stovinčio automobilio Peugeot. Per avariją sužeistų žmonių nebuvo, tačiau dėl avarijos aplinkybių tarp vairuotojų kilo arši diskusija. Kaip buvo? Nu, žodžiu, važiuoju čia, tam iš galo, jisai tai priliepė. Hyundai'us, taip čia? Hyundai'us. Aš važiuoju čia prie šio iš galo ir rodau posūkį, žinai, nu čia suk čia į žiedą. Jis man be posūkį, be nieko man tiesiai išnuosi. Net nespėjau stabdyti, kaip sakau. Kas tai įrodys, kad be posūkio? Tu sakai be posūkio, Aš su posūkį, yra o aš sakau, kad su posūkio. be posūkio, yra O aš sakau, kad liudininkas. su posūkio. Bet jisai važiavo iš paskui? Iš paskui. Iš paskos važiavo. Taip. O jūs važiavot antrą juostą? Kodėl antra, o kur jūs matot juostos kelias? Gerai, jūs važiavot, jūs laikėtės dešinės pusės. Jis kairės vaikas. Aš matau vieną juostą ir reiškia, ta juosta man ir yra leidžiama važiuoti. Jeigu aš parkuotis turiu įsisukti, aš ir sukausi viską. Jūs parkuotis norėjote? Kaip jūs gali lenkti mane vienos juostos kely iš dešinės? Šiaip tai dešinės pusės reikia laikytis kelio. Jisai kairės vaikas. Tu valdas esi? Dešinė visą laiką sukama jų ko Tai dešiniau. įsivaizduokit, jau aš buvau sustojęs beveik, jeigu aš įsukau, žiūrėkit, jau aš įsukęs, esu beveik. Ir įsivaizduokit, kokiu greičiu jis atlėkė, jeigu medį iššvojo. Taigi čia nesunku, ne? Atstumai nieko nedarė. O čia kada užrašė šitą? Čia buvo jau senai. Supratau. O čia kieno mašina? Regiono kelių. Supratau. Biški medis. Reikėjo jį nukirsti iš karto, sakiau, reikėjo nukirsti. Apsaugos kameros įvykį nufilmavo. Filme akivaizdžiai matosi, kad visureigis kone iš gatvės vidurio bando sukti į parkingo vietą ir šnioja į įprastą dešinę pusę važiuojantį BMW. BMW dėl avarijos nekaltas. Ir dar valdai, nuplauk mašiną. Nesvarbu, kad jau viskas. Mona kaimas labai fainas, kelias bobas ir kombainas. O užrašas ant B.
Tokio siaubingo sekmadienio mūsų kraštuose nebuvo seniai. Sekmadienį apie 7 val. Vakaro kelyje Šiauliai Palanga ties Plungė susidurs automobiliams Hyundai Galloper ir BMW žuvo 3 žmonės važiavę BMW. Įvykio vietoje žuvo 31 metų keleivė, 3 metukų jos dukra, sėdėjusi specialioje kėdutėje, ir 36 ugniagesys gelbėtojas šeimos galva vairavęs automobilį, kuris mirs vėliau ligoninėje. 11-metė BMW keleivė, likusi gyva, po šios katastrofos paniro į komą, iš kurios jau bando pabusti. Automobiliu BMW važiuota iš Palangos, Hyundaius važiavo Palangos link. Nelaimė įvyko eismo juostoje, kuria važiavo Hyundai Galloperis, tad į priešingą eismo juostą išvažiavo BMW. Tačiau kaltinti BMW vairuotojo nevalia ir negalima. Daug kas paaiškėjo kitą rytą, kai ekspertai atvažiavę iš Klaipėdos įvykio vietą apžiūrėjo dienos šviesoje. Slydimo žymės byloja ką kita, o ir liudininkės parodymai iš Šiaulių yra tiesiog aukso vertės. Moteris važiavusi paskui BMW pasakojo. Ji tolumoje pamatė, kad nuo kalno atvažiuojantis visureikis Hyundai išvažiuoja į priešingą eismo juostą. Dar kurį laiką BMW važiavo savo eismo juostą, it vairuotojas būtų neįvertinęs pavojaus ar užsikalbėjęs su žmona. Po to staiga buvo automobilį metasi į gretimas eismo juostas. BMW į priešingą, kad išvengtų susidūrimo, o Galloperio vairuotojas, kad grįžtų į savo juostą. Tad BMW į priešpriešinę eismo juostą išvažiavo, norėdamas išvengti susidūrimo su į jį atlekiančiu Hyundai Galloperiu, kuris staiga sugrįžo į savo eismo juostą. Štai, kol kas yra tokie atsakymai į pagrindinius klausimus. Plungės rajone šiais metais žuvo 8 žmonės. Dar 2 žmonių šios avarijos dalyvių sveikatos būklė yra sudėtinga. Labai sudėtinga. Laidą baigia rubrika Filmuoja reido reporteriai, o ją pradeda iš Vilniaus Gerosios Vilties žiedo ir sako, kad mes išleidę savo vaikus mokytis į sostinę, žiūrėkime, kokius dalykus jie turi mūsų tie vaikučiai vairuodami patirti. Lenda vienas, kitas neužleidžia, pirmas vis tiek spraudžiasi, tada visi sustoja žiedo viduryje ir pradeda aiškintis santykius sodrius. Yra Lietuvoje 2 miestai, kuriuose kursuoja troleibusai, vienas iš jų Vilnius. Tai štai, perspėkime savo vaikus, kad tie troleibusai kartais gali pasielgti štai taip. Taigi Lietuvoje yra 2 miestai, kuriuose kursuoja troleibusai – Vilnius ir Kaunas. Bet mes dabar ne apie tai. O mes apie tą ponę, kuri atlėkė su golfu iš šono. Poniška, ką jūs savo galvojate taip vairuodami? Kas jūsų galvoje verda, ką? Bet yra šalyje ir kitų miestų, pavyzdžiui, Naujoji Vilnia, Džiaugsmo gatvė. Štai kaip rauna čia pilietis su didelė mašina judrioje gatvėje, kai nežinosi, kada mašina iš priekio gali atvažiuoti. Šiauliai – kitas miestas su tomis pačiamis taisyklėmis ir šviesoforo reikšmėmis. Tai tas, kur varo antra eismo juosta, jau turėtų stoti degant raudonam šviesoforo signalui. Štai taip, kaip kolega daro. Ir čia dar ne Klaipėda. Čia kažkoks kontrabandininkų keliukas, žvyrkelius. Ir jūsų ekranuose pasirodo šeimyna, nei pati skrendanti, nei pati kelią užleidžianti, pati savo kelio vidurių binzinanti ir tiek. Ir tai dar ne viskas. Ne paprastų paukščių tai būta, o protingų. Pamaklinėjo žvyrkeliu ir nusuko į kitą takelį. Žodžiu, viską darė, kad nereiktų žolėse kapanotis, tai atkarpa keleliu nubėgo. Taip prisikasėme iki mūsų krašto reikalų. Klaipėda, Minijos gatvė. Stebėkite vilkiko galvos veiksmus kairėje ekrano pusėje. Šefas ne tik varo iš kairės eismo juostos į dešinę, bet daro tai degant raudonam šviesoforo signalui. Kartais skaičiai valstybinėse numeriuose tiesiog įpareigoja važiuoti į žuliai. Ar ne taip, mėly žiūrovai stebintys šį 3 dvejetų veiksmą Šilutės kelyje. Na, atrodo, kad štai toks asilų pasirodymas kelyje Plungė Vėžaičiai čia vieną kartą prišauks nežymėtą policijos ekipažą, o tada laikykitės visi, nes už tokius pavairavimus yra atimamas vairuotojo pažymėjimas. Klaipėda, Šilutės ir Baltijos prospektų žiedinė sankryža. Netrukus pamatysite realų pretendentą į savaitės pavairavimą. Dėmesio į ekraną dešinėje ekrano pusėje. Komisarė, dėmesio, užsirašome nenaudėlio valstybinius numerius ir atsipučiame. Avarija nevyko. Avarija vyko vienoje Europos šalyje. Mūsų laidos žiūrovas Egidijus atsiuntė mums vaizdelį apie incidentą, kuriame pats dalyvavo. Dešinėje ekrano pusėje matote, kaip lenktyniauja 2 olandai. Tamsusis šauna į priekį, baltasis stengiasi neatsilikti ir padaro nesąmonę. Rikiuodamasis iš pirmos juostos užkerta mūsiškių kelią. Mūsų dar sužavėjo avarijos dalyvio veido išraiška – lietuvio. Jis liko ramus kaip belgas. Gavo į šoną, o veido raumenys net nesujudėjo. Baltasis ten tolėliau užvažiavo ant žolyno ir vyrai turbūt užpildė eismo įvykių deklaracijas. Gerai, kad tik tiek. Na ir mes nusprendėme, kad savaitės pavairavimas yra šio vairuotojo veiksmas prie Plungės, kai jis aplenkia kirtės ištisinę liniją ir dar po to kerta per stabdžius. Kaip vairuojame, taip ir gyvename. Plungė šioje laidoje nuskambėjo ne kartą. Deja, tas skambėjimas buvo itin tragiškas. Dabar jau tikrai viskas, na mes pasimatome kitą antradienį. Ką rodysime kitą antradienį, tą ir pamatysite tą kitą antradienį, 8:30 vakaro, būkite aplankyti ir sudie.